Mili bendraminčiai, mūsų trečio amžiaus universiteto klausytojai, mūsų šeimos nariai, mūsų būsimi žiūrovai. Medardo Čoboto trečio amžiaus universitetas švenčia savo 30-metį. Ta proga mes sukūrėme filmą apie mus, apie mūsų veiklas, apie universitetą. Ir šitame filme jūs pamatysite save įvairiuose veiklose, pamatysite išreiškiančius savo sugebėjimus dainoje, šokyje. Ir iš tiesų tas filmas mūsų grąžins. Ir tas 30-metis, aš kada žiūriu almanachus, taip daug veiklų ir 30 metų kaip viena diena. Todėl labai norime, kad tas filmas jums patiktų, kai jūs kiekvienas surastumėte save pagal savo pomėgius, pagal savo poreikius, kad jūs galėtume didžiuotis, kad čia ir aš buvau, ir šokau, ir dainavau. Ir labai smagu, kad šitame filme atsispindės respublikinė veikla, apjungianti visus 55 universitetus asociacijai, atsispindės jų kultūrinė veikla regionuose. Tai irgi mums labai svarbu, kad mes kiekvieną senjorą galėtume ištraukti iš už pečiaus ir kad jis, pažiūrėjęs filmą, norėtų įsijungti į mūsų bendruomenę. Tikriausiai kiekvienas prisimenam tą skubėjimą, jaudulį, rankose gėlės, tai rugsėjo 1. Tačiau greitai prabėga dešimtmečiai. Dabar, kai ūgtelėję anūkėliai, neskubėdami praveriam šias trečiojo amžiaus universiteto duris. Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto rektorės padėjėja Vida Jarašiūnienė rikiuoja priėmimo komisijos darbus. Respublikoje žinomas gydytojas, kovo 11-osios akto signataras Medardas Čobotas 1995 metais, lankydamasis Prancūzijoje, susipažino su ten veikiančiais, Lietuvoje negirdėtais neregėtais trečiojo amžiaus universitetais. Žmogui, kuris visą gyvenimą rūpinosi žmonių sveikata, labai patiko, kad tokiuose iš pirmo žvilgsnio keistose universitetuose nejauni žmonės tarsi atjaunėja, pradeda naują, giliai prasmingą gyvenimo etapą. Kalbiname inžinierę Almą, klausdami, kodėl ji, dar nepalikusi savo profesinės veiklos, saulėtą rugsėjo dieną atskubėjo į trečiojo amžiaus universitetą. Tiesiog noriu aktyviai gyventi, nes ir po likščiol dirbdama aktyviai gyvenau, sportavau, mankštinausi, užsiėmiau kitą veiklą ir dabar panašiai renkuosi tą mano pomėgius atitinkantį fakultetą ir noriu būti aktyvi. Tiesiog noriu būti aktyvi. O kokį fakultetą pasirinkote? Čiagi yra galimybės didžiausios. Ar lengva apskritai buvo pasirinkti? Taip, gana didelis pasirinkimas, bet visų pirma, pradžiai pirmiems metams pasirinkau sveikos gyvensenos. Tai atitinka galbūt mano labiausiai šiuo metu norus atitinka. O vėliau bus matyti, šiuo metu dar turiu gana daug žinių ir iš informacinių technologijų, ir užsienio kalbų. Tai tiesiog šitą fakultetą dėl to. O plus dar užsirašiau paklausyti paskaitų ir kituose fakultetuose. Norėčiau ir toliau gyventi įdomiai, nesėdėti, neverkšlenti, kad yra blogai, bet tiesiog gyventi. Vėl rugsėjus. Kaip jūs sutinkate naujus mokslo metus? Sutinku jaudinančiai, todėl kad 30 rugsėjas ir jau mes turime savo patirtį, bet kiekvienas rugsėjas mane jaudina, kada aš pedagogė ir
lūkesčiai dideli. Todėl kažkaip nori įsitraukti tuos senjorus, kiek galint jų daugiau, kad jie nesėdėtų prie pečiaus, kad jie eitų, kad jie atrastų save, kad tai būtų didelė įtrauktis į tą visą veiklą mūsų senjorų. Ir vat šiandien, kada aš matau, kad nuo ryto jau žmonės eina ir laukia eilėje, kad tik priimtų, tai kažkaip dūšiai labai labai gera. Charizmatiškas gydytojas ir politikas greitai sutelkė bendraminčių būrį. Vilniuje pradėjo veikti 3 amžiaus universitetas. Pagerbiant Medardo Čoboto atminimą, 2009 metais universitetas buvo pavadintas jo vardu – Medardo Čoboto 3 amžiaus universitetas. Garbųjį Medardą Čobotą rektoriaus poste pakeitė daktarė Vanda Brimienė, buvusi prie universiteto ištakų. Artėjant mokslo metų atidarymui vyksta rektorato posėdis, kuriame aptariamos veiklos perspektyvos, sprendžiama, kaip sudaryti kuo palankesnės sąlygas klausytojų kūrybiniai veiklai. Daug metų dalyvaujančiai 3 amžiaus universiteto veikloje Honoratą Vilks sutikome prie eksponuojamų jos paveikslų ir paklausėme, ką jai duoda fakultetas. Fakultetas bendravimą, labai didelį bendravimą. Ta, kurį aš mėgstu labai bendrauti ir kažką tai naujo išmokti. Ir daug ką išmokau, kažką mokėjau, prisiminiau. Įvairius siuvinėjimus, tapybą ant šilko. Man buvo naujiena, kurią išmokau irgi tapybą ant šilko. Keramika. Pabandžiau keramiką. Irgi labai patinka. Tik gaila, kad nėra tiek laiko viskam. Džiaugiamės ir didžiuojamės Vilija Jurėnienė, artėjančią prie 100-mečio jubiliejaus. Nuostabioji mūsų Vilija rengia spaudai 5-ąją savo knygą, o 1-ąją sumanė parašyti, būdama 80. Man 85 metai, Salvinė ruošia jubiliejų. Sakiau, Dieve, pasigailėk, koks čia 85 metai, kas čia prie jubiliejus. Sakė, tai ką tau geriau laidotuves, kad šermenys suvažiuotų, geriau giminės susikvieskim, kol gyva. Ir susikvietėm. Ir ta proga jinai surinko viską, ką aš buvau parašius, viską, net haiku ir recenzijas visas, viską, ką tik tai buvo galima ir išleido knygutę. Aš čia infarktą negau, kai ją pamačiau. Tikra knyga, žiūriu, čiupinėjau, atsiverčiu ir vienai pirkit, knyga tikra, iš kur.
Tai buvo pirmoji. Tada jau man tai patiko, kad aš antrą per 3 metus parašiau. Nu patiko, antroji, va, šita, čia tas Salvinijos, grinai Salvinijos. Salvinijos? Jo, čia jau jos nuopelnas. Čia visko, ir atsiliepimai, ir recenzijos, ir nu kas, tik neleido kalbų prie kapo, aš dar norėjau, kad man kalba sėdėtų. Nu taip gražiai kalbu, nu taip gražiai prie kapo. Gražiau negu rašau, nu pati negaliu atsižavėti. Vilijos sugebėjimas išnaudoti kiekvieną valandą prasmingam darbui yra pavyzdys kiekvienam 3-ojo amžiaus universiteto klausytojui. Į Nacionalinę filharmoniją pradėti mokslų metus renkasi Medardo Čoboto 3-ojo amžiaus universiteto klausytojai. Didelių pastangų dėka spalio 1 diena jau yra įteisinta kaip besimokančių senjorų diena. Susirinkusius pasveikino garbingi svečiai. Švęsime jubiliejinius metus šio stipraus, ryškaus mūsų visapusiško žyberčias akis. Žinau, kad iš tikrųjų darosi geriau ir šviesiau gyventi. Visiems labai gera būti čia. Visada labai gera. Kaip minėjo Vilija, iš tikrųjų jūsų universitetas išaugo. Džiaugtis, laikas rūpėti, laikas matyti, laikas vyriauti, laikas mylėti, laikas nekęsti, laikas mokytis, laikas. Sveikinam su naujų mokslo metų pradžia. Mes vakar tą dieną atšventėme. Mums atrodo, kad Universitetas privalo pateisinti savo statusą. Dėl to daug dėmesio ir laiko skiriama paskaitiniai veiklai. Ypatingai daug paskaitų vyksta politikos, teisės ir ekonomikos, kultūros, istorijos fakultetuose. Yra atgimimo aušra ir Vilnius prieš aušrą. Visiems žinomas tas eilėraštis, bet jeigu švenčiame Vilnių, tai negalime švęsti, bent neprisimindami Maironio Vilnius. Konditeriniai kepiniai, tai yra meduoliai ir vafliai. Meduoliai, kaip tik laikas meduolis. Ir va štai tada akademikas Vilkas vėl ištraukė savo idėją. Metam burtus. Pasirimas naujausiais tyrimais truputėlį paprastai gana paaiškinti, kokia iš tikrųjų tų metų buvo situacija. Ant žemės buvau nutįsus iki Nemuno. Ir išmetama. Ir tik tai vokiečiai tas būdelės su širdelė įvedė. Gyvenimas 3-ojo amžiaus universiteto bendruomeniai metė iššūkį, be naujausių technologijų nei iš vietos. Informacinių technologijų fakulteto dekanas Ovidijus Gabrėnas išmokė daug klausytojų naudotis kompiuteriais, išmaniaisiais telefonais, planšetėmis. Ar čia bus diskė, ar čia bus paprastai? Diską. Siūlau diską dabar daryti. Mūsų lygiui reikia diską eiti iš šitą bendrą. Bet čia nauja yra, bet tai tikrai nebuvo. Galima pasidaryti tą savaitę. Gerai, tvarkoju. Moterų choras Varsa, vadovė Lilijana Zarankienė, aktyvus konkursų ir festivalių dalyvis.
Žavesios choristės mielai prisideda prie universiteto renginių. Vienas iš jų – Pyragų diena, kurią kiekvieną rudenį organizuoja Liucijos Pranskevičienės vadovaujamas Buities kultūros fakultetas, susietas su išsipildymo akcija. Suaukoti pinigai perduodami sunkiai sergančių vaikų gydymui. Nors Ukraina ir Lietuva skiria daugybę kilometrų, Lietuvos gyventojams ukrainiečių kova už savo kraštą yra suprantama. Lietuva palaiko ukrainiečių tautą, remia kaip gali ir 3 amžiaus universiteto tautodailės fakulteto klausytojos, vadovaujamos Henrikos Ivancienės, neliko nuošalyje. Daug dienų mezgė pirštinės ir kojines Ukrainos kariams. Nepaisydami sunkių veiklos ir bendravimo sąlygų pandemijos metu, universiteto klausytojai nesėdėjo rankas sudėję, surengė nuostabių kūrinių parodą, sušildydami ligų ir rūpesčių išvargintas kolegų širdis. Galima pritarti gydytojos, sveikos gyvensenos fakulteto dekanės Viktorijos Montvilinės žodžiams. Mes tikrai norėjom parodyti, kad sveikos gyvensenos fakultetas mokosi sveikai gyventi, mokosi judėti. Mūsų amžiaus žmonėms tai yra be galo svarbu. Jeigu mes nejudėsim, sustings mūsų sąnariai, sustings mūsų kaulai, mūsų organai sustos veikti, ir kvėpavimas, ir širdies veikla, ir virškinamasis traktas. Tai yra be galo. O smegenys, sustos mūsų smegenys, nes mes nebeturėsim pažintinių, kognityvinių šitų savybių. Tai va todėl ir dirbam šitą linkmę, ir mokom savo žmonės. Kiekvieną mielą dieną, kaip tu besijauti, turi galimybę sudalyvauti mankštoje. Paskaitos mūsų pagrindė ligų prevencija. Vis tik tai labai svarbu išmokti tos rizikos veiksnius, išmokti įvertinti situaciją ir pabėgti nuo tos ligos, nors šiek tiek atsitraukti nuo jos. Taip, kad galiu pasakoti ir labai džiaugiuosi. Tai tapo įpročiu. Žmogus nori daryti tą mankštą, jis nori judėti, o toks ir yra tikslas. Taip ir vadinasi mūsų programa – sveikos gyvensenos ugdymas. Kovido pandemijos metu Medardo Čobotų 3 amžiaus universiteto rektorė pasirašė bendradarbiavimo sutartį dėl emocinės ir psichinės sveikatos. Jūs žinokite, 3 amžiaus universitetą, žinios ir naujas technologijos, dėl ko ateina daugiausiai pirmą vietą kelia bendravimas. Mums reikia žmogui, reikia žmogaus. Tai atitinka dekanės Danguolės Kasperavičienės vadovaujamo psichologijos fakulteto pagrindinius tikslus – suteikti klausytojams žinių apie asmenybės psichologiją,
ugdyti gebėjimus įsiklausyti ir pažinti save, bendrauti su aplinkiniais, kurti malonę, sveiką aplinką, giliau suvokti savo egzistenciją ir jos ypatumus. Medardo Čoboto III amžiaus universitetas ir Vilniaus kolegija pasirašė patalpų nuomos sutartį. Universitetas įsigijo laikinus namus 10 metų. Tas lentas mes radom prie šiukšlių dėžės tie stendai buvo nukabinti. Fantastika, viskas. Čia rektoratas, čia mano rezidencija. Čia mano va. O čia va posėdžių salė, mes čia rektoratų posėdžius darėm. Va čia mūsų vėliava. Šiuose vočiais organizavim mūsų šokėjai per pirmą dieną. Ir čia va, dabar jau susitvarkėm vėdinimą, jau dabar ir vėdina. O veidrodžių daugiau nereikėtų? Reikia veidrodžių, dabar dar sėkos nesu. Ir iš tiesų, sakysi, per radiją ir per dabar tie nuslaukų skelbimai, aš laimingas, mane tėveliai myli, nes jie skiriasi taikiai. Kur matyta šitas? Negalima tokių būti reklamų ir mes, senjorai, mes už tvirtą šeimą, už tradicijas, už papročius. Ir mes dirbame tą prevencinį darbą, kad mūsų senjoras kiek ilgiau būtų savo namuose, be vaistų, be poliklinikų, be slaugos namų. Ir mes tikrai, jūs matot, visi žvalūs, visi gražūs degančiom akim atėjo pasimatyti su jum. Mes jum linkim tvirtybės, kantrybės ir išsaugokime taiką ne tik tarp valstybių, bet ir savyje. Pasitinkant Lietuvos valstybės 100-asias metines 2016 metais vykdytas projektas Pasivaikščiojimas po Vilnių vasario 16-osios signatarų keliais. Projekto vadovas Kultūros fakulteto prodekanas Algimantas Petrauskas. Sukurtas tokiu pat pavadinimu filmas, kuris ypač populiarus Lietuvos mokyklų vasario 16-osios renginiuose. Vykdant projektą, senjorė būk aktyvus Medardo Čoboto III amžiaus universiteto projektų vadovė Laima Tuleikienė organizavo kūrybinės dirbtuves. Aptarti projekto uždaviniai. Paskatinti III amžiaus universitetų klausytojų aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje, sustiprinti senjorų sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo įgūdžius. Vykdant ES finansuojamą projektą Argentum specifinės kompetencijos sidabriniai ekonomikai įvyko konferencija Sidabrinė ekonomika Lietuvoje, dalyvaujant partneriams ir svečiams. Projekto vadovė Laima Tuleikienė nušvietė pradėto vykdyti projekto tikslus ir uždavinius, skatinti inovacijas, naudingas pagyvenusiems žmonėms, kurti ryšius tarp įvairių visuomenės grupių bei palankę aplinką sidabriniai ekonomikai plėtoti. Parengta mokymo programa. Which shall consist of 6 modules. In this photo, Diamond and the defined phase for silver economy. Užgavėnės padeda saugoti ir plėtoti mūsų tautos tradicijas. Užgavėnės organizuoja Meninės saviraiškos fakultetas, vadovaujamas Izabelės Janinos Bražiūnienės, o blynus, be kurių nebūtų tikros užgavėnės, kepa net rektorė.
Mūsų kartai labai pasisekė. Likimas lėmė mums gyventi jubiliejiniais mūsų sostinės metais ir galėjome didžiuotis, kad turime tokį miestą. Miestas atsirado 1323 metais, kai Gediminas pradėjo rašyti laiškus ir kviesti gyventojus į Vilnių. Stebime vieną iš daugelio romantinio muzikavimo ansamblio romantikai repeticijų. Ansambliui vadovauja meninio ugdymo fakulteto dekanė Izabelė Janina Bražiūnienė. Šiai Romo Bernoto dainai Aš čia gimiau paaukota daug jėgų ir laiko, o kai ansamblis išeina į sceną, rodos dainuoja visa Lietuva. Visą gyvenimą šokusi, Valerija Stričkienė rado puikią dirvą sėti ir auginti gėrį bei grožį, vadovaudama šokių kolektyvams, kurių laikui bėgant susikūrė net 3. Labiausiai išpuoselėtas Valerijos kolektyvas yra Nona Dans, daugelio konkursų nugalėtojas, visada džiuginantis žiūrovų širdis. Nenuilstanti Valerija nepasitenkino tik Nona Dans ir subūrė dar 2 kolektyvus – Emocija ir Bruknės. Pirmas mūsų koncertas įvyko po 2 mėnesių. Mes išmokom vieną šokį, aišku, labai skurdžiai tą šokį sušokom, bet vis tiek tai buvo šokis. Ir tiesiog merginos toliau ir toliau vis norėjo daugiau tų šokių. Ir pavasarį mes jau dalyvavom festivalyje. O po metų nusprendėm, kad mums reikia ir kažkokio vardo, kad mes negalim šiaip savo šokių kolektyvų vadintis, todėl važiuodamos į Visaginą, į festivalį, galvojom visokius pavadinimus ir mūsų šokėja Vidutė pasiūlė pasivadinti mums Nona Dans. Kažkaip tai galvom, kas čia yra Nona Dans, Vydas sako, šokančias močiutės ar senelės. Tai mes visos pritarėm ir nuo tos dienos mes esam Nona Dans. Emocijos šokėjos sukuria romantinę nuotaiką. Scenoje energingosios Bruknės.
Kartais šoka ir visi 3 kolektyvai kartu. Vokalinis ansamblis Ave muzika, vadovė profesorė Rita Aleknaitė Biliauskienė, aktyviai dalyvauja Medardo Čoboto 3-ojo amžiaus universiteto edukacinėje veikloje, gieda šventų mišių liturgijoje bažnyčiose, koncertuoja miesto renginiuose, pasirodo tarptautiniuose mėgėjų meno festivaliuose, respublikinėse kamerinių ir vokalinių ansamblių šventėse. Dainuoja profesorius Antanas Kiveris. Odek spindėk, žvaigždė mano, žvaigždelė nuostabiai graži, tu tik viena, nepakartojama, spindėsi manam kely, tu tik viena, nepakartojama, spindėsi manam kely. 2014 metais ypatingai nusipelniusiems universiteto klausytojams suteikti pirmieji garbės nario vardai, o 2018 metais Elenos Sakavickienės iniciatyva įsteigtas Medardo Čoboto 3-ojo amžiaus universiteto garbės narių klubas. Šiuo metu garbės narių klubui vadovauja laimutis Antanas Didžiokas. Tradicija tapo garbės narių klubo susitikimai šventų kalėdų ir naujųjų metų proga. Garbės narių klubas nesitenkina vien tik paskaitomis auditorijose. Sugalvoja pakeliauti ir pamatyti jaunystėje dar neaplankytas Lietuvos vietas. Ir būtinai reikia aplankyti Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolyną. Mes vykstam į tokią puikią, nuostabią kelionę į Suvalkiją. Kartu keliauja ir romantikai. Vilkaviškio 3-ojo amžiaus universitetas organizavo ekskursiją į katedrą. Kolegos paruošė puikų priėmimą. Kelionė tęsėsi.
Kai tu sena. Vilnius svajonėse tave ir dainą gerą, padovanos vaikų dienos. Žemė Lietuvos, ąžuolai žaliuos, ąžuolai žaliuos, žemė Lietuvos, žemė Lietuvos, ąžuolai žaliuos, ąžuolai žaliuos, žemė Lietuvos. Kaip kryžką mato. Taip, čia įskūsta aušyčia. Kaip gražu, saulė teka pamažu ir nutilo meilužėlė ir nurimo mergužėlė. Kaip gražu, saulė teka pamažu. Laikas bėga greitai, štai ir mokslo metai pasibaigė. Išklausyti rektorės pranešimo apie nuveiktus darbus ir pasilinksminti, renkamės Vingio parke esančiame botanikos sode. Toliau buvo renginys Pabūkime kartu su Lietuvos vardu. Atsimenat, vasario 15 dieną mes susirinkom Lukiškio aikštėj, giedojome himną ir paleidome 100 spalvotų balionų. 3, 2, 1, leidžiame! Jėzau, kai gražu. Ir ką jūs galvojate? Prieš mane yra, paskui galėsit kiekvienas pasižiūrėti, yra lapelis, jūs atsimenat, mes ant baliono parašėm: globok Dieve mūsų Lietuvą tėvynę. Šitas lapelis buvo rastas Latvijoje. Ir Zarasų skautai atvežė mums, perdavė. Ir buvo renginy, literatų renginy, reiškia, Zarasų 3 amžiaus universiteto direktorė Nadežda atvažiavo ir sujaudintai pasakė, kad rastas 18 metų balandžio mėnesį Latvijoje, netoli Zarasų. Tai jūs įsivaizduojat, iš kur atkeliavo. Tai mus taip sujaudino, kad mes net visi ten apsiverkėm, kaip mūsų garsas yra pasklydęs po Lietuvą. Bet daugiau tokių lapelių negavome. Šiandien linksma, šokame. O kai bus po metų, po 5 ar 10? Kokie mes būsime sulaukę vyresnio amžiaus, priklauso nuo mūsų. Ne nuo daktarų, ne nuo universiteto, ne nuo kažko kito, priklauso nuo mūsų pačių.
Jeigu mes visą gyvenimą sėdėjom ant sofutės, žiūrėjom televizorių, tai kas laukia, kai mes tapsime vyresni, nebeturėsime kasdienio darbo. Lygiai taip pat tikriausiai sėdėsime ant sofutės ir lauksime, kad mums kažkas kažką atneštų, parodytų, padėtų būti laimingesniems. Jeigu norime būti laimingi vyresnė amžiuje, turėtume tam ruoštis. Ir kai kurie autoriai sako, kai kurie žymūs žmonės sako, kad tam reikėtų ruoštis visą gyvenimą. 2015 m. vasario 20 dieną pasirašyta Trečiojo amžiaus universitetų jungtinės veiklos sutartis. Atsirado Nacionalinė Trečiojo amžiaus universitetų asociacija, kurioje yra 55 universitetai. Balandžio mėnesį įvyko visuotinis Trečiojo amžiaus universitetų susirinkimas, kuris įteisino legaliai Nacionalinę Trečiojo amžiaus universitetų asociaciją. Lietuva šiandien turi labai rimtą skėtį, galinti atstovauti štai šitą patį gražiausią turbūt judėjimą mūsų pagyvenusių žmonių tarpe. Ir pats didžiausias asociacijos uždavinys, kad būtų prestižas dalyvauti šitame judėjime. Metinėme asociacijos susirinkime asociacijos prezidentė daktarė Zita Žebrauskienė kalbėjo. Šiandien aš noriu jums pristatyti mūsų svetainės administratorė yra Vida Rogalskienė. Prašau, išnaudokime, rašykime, darykime ir nebijokime tų konkurentų, stipresnių už mus nėra. Ir bibliotekos šiaip jau iš tikrųjų turi labai daug galimybių. Jiem ir techninės bazės didelės, sakykime, informacinės, jiem ir darbuotojų daug visokių apmokystų ir Ir va, kaip matome, žiūrėkim, jūs turbūt visą tai žinote iš projekto. Čia labai gražiai parašyta ir video žurnalas, viena laida per ketvirtį. Diskusijose asociacijos narių atstovai aptarė svarbiausius veiklos klausimus. Kiekvienoje savivaldybėje yra atsakingi už suaugusių švietimą. Pasinaudokime. Paspauskim. Nebereikalo aš nuo skaičiaus pradėjau. Jūsų yra tiek daug, virš 65 metų, o dar iki, jeigu pridėtumėm, tai didelė jėga. Ir mes pasinaudokim šito dalyko. Nacionalinė Trečiojo amžiaus universitetų asociacija sporto universiadas organizuoja nuo 2015 metų. 2022 metais universiada vyko Radviliškyje, o 2024 metais Druskininkuose. Su viena ranka Jūs ir žinot, ar ne, kad sirgalių komandą sudaro 4 dalyviai. Ne? Tai mes kol kas patys dar... Dalyvių entuziazmas ir rungčių įvairovė liudija, kad tokie renginiai yra reikalingi sveikatos stiprinimui, geros nuotaikos kūrimui, bendradarbiavimo tarp Trečiojo amžiaus universitetų plėtrai. Rezultatų belaukiant.
metų gruodžio mėnesį valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centre Dainava Druskininkuose veikė Nacionalinės 3-ojo amžiaus universitetų asociacijos vadovų stovykla. Jonavos 3-ojo amžiaus universiteto iniciatyva 2022 metų birželio 10 dieną Jonavos švietimo pagalbos tarnybos patalpose įvyko konferencija vyresniojo amžiaus žmonių mokymosi galimybės. Labai malonu bus išgirsti ir sveikinimo žodį, bet kartu ir tai, ką jie mato mumise. Kaip jie žiūri į mūsų tą veiklą, į mūsų išgyvenimą, į mūsų finansavimą. Ir dar mums labai svarbu, jūs žinot, kad mes pateikėme tokį norą, kad spalio 1 dieną yra tarptautinė pagyvenusių žmonių diena. Mes išreiškėme norą, kad būtų toj dienoj besimokančių senjorų diena. Mes pateikėme į Seimą, tai būtų šiandien labai malonu išgirsti ir tai, kokią nuomonę, ar čia mes mokomės, ar nesimokom, ar mes galėsime tą dieną sakyti, nes mes mokslo metus pradedame irgi spalio 1 dieną. Jūs man esate didelis pavyzdys, kaip būti aktyviais, kaip būti žingeidžiais, smalsiais ir nesustoti visais savo gyvenimo etapais. Į konferenciją atvyko 71 narys iš 25 universitetų ir 10 svečių iš Lietuvos Respublikos Seimo, ministerijų ir Lietuvos savivaldybių asociacijos. Labai svarbi asociacijos gyvavimo sąlyga yra bendri universitetų renginiai. Vykdant projektą Senjorė būk pilietiškas, nustok dejuoti ir pradėk veikti, pasvalyje 2023 metų vasarą veikia pasauliniai sveikatos dienai skirta sveikatingumo stovykla Judėk, pažink, sveik. Palankios oro sąlygos gerai nuteikė stovyklautojus, paskatino juos susipažinti su gražiomis pasvalio apylinkėmis, pasidomėti išskirtinę šio krašto istoriją, tradicijomis. Kelmės Spiečiuje dūzgė daug bitučių. Bitutės aplankė originalų lazdų muziejų, kuriame net 3000 eksponatų. Oi, ko lazda dar trūks. Aha, dar ten atneš. O, man pagal mane jau tokia rimtesnė. Susipažino su įvairiais instrumentais, pašvilpavo tradiciniais švilpukais, tai kaip gerai. Pagiedojo. Visagino Spiečiuje veikia dailės studija. Dalyviai pailsėjo sportuodami nuostabiame gamtos prieglobstyje. Renginį užbaigė romansų vakaras. Šokių studijos vadovės Valerijos Stričkienės kartu su šokėjomis
organizuojami šokių festivaliai tapo tradiciniais. Tai galimybė parodyti save, susitikti su senais pažįstamais. Nenusileidžia populiarumu ir dainų festivaliai. Juos organizuoja Meninio ugdymo fakulteto dekanė Izabelė Janina Bražiūnienė su romantikais. Visat žavi romantikų muzikantai Liutauras Milišauskas ir Antanas Pociūnas. 2024 m. kovo 26 d. prezidentūroje įvyko Nacionalinės trečiojo amžiaus universitetų asociacijos konferencija Trečiojo amžiaus universitetas aktyvaus ir sveiko senėjimo garantas. Kalbėtojai palietė labai aktualias pagyvenusių žmonių veiklos problemas. Ir iš tiesų trečio amžiaus universitetai įgyja pagreitį. Ir vakar klausausi forumo, ir ten mes randam vietą. Ačiū gerbiamas Antanai, kad jūs taip gražiai pasakėt, kad senjorų sveikata, senjorų nuotaika, laimės indeksas priklauso nuo trečio amžiaus universitetų. Pasiplojam savo kavai. Žmogui gavus pensiją labai sunku suskaičiuoti, kaip jis į save investuoja. Čia yra psichologiniai dalykai. Tačiau jeigu jis žino, kad jis ateidamas į universitetą gali savimi, savo entuziazmą, gali būti pagrįstas keletos eurų pagalba iš valstybės, jam tai nėra jo privilegija. Tai yra jo palaikymas valstybės gerovės kūrime, visuomenės gerbūvio kūrime, gėrio kūrime. Ką aš matau jūsų judėjime trečiojo amžiaus universiteto? Aš matau džiaugsmą žmonių akise. Kartais aš nematau to džiaugsmo jaunų žmonių akise ir aš taip norėčiau, kad jo būtų daugiau. O čia jūs tiesiog, atrodo, kad jūs kažką tai, gal jūs kokius papildus naudojat. Bet geriausias papildas turbūt yra būtent papildas konkrečia veikla ir konkrečiomis prasmėmis ir konkrečiais tikslais. Tai aš linkiu jums visiems ir toliau tą papildą dvasinį naudoti, džiaugtis gyvenimu ir tikrai patikėkite, šitos prezidentūros durys visada bus plačiai atvertos jums, įvairiems jūsų renginiams, veikloms, nes man tai atrodo nepaprastai svarbu.